Socialinio darbo pedagogės išsilavinimą Utenos kolegijoje įgijusi 26 Gintarė Šablinskaitė ir vyrėjos profesiją įgijusi 22 Neringa Mickutė įmonė Utenos trikotažas nedirba ne metų. Ir abiejų merginų kelias į šią įmonę panašus. Neradusioms darbo pagal specialybę merginoms darbo birža pasiūlė mokytis siuvėjos amato. Aš po vaiko auginimo atostogų stojau darbo biržą, kad ieškotis darbo. Kadangi žinau, kad Utenos trikotažai reikalingi darbuotojai, tiesiog biržai užsiminiau ir mane atsiuntė čionais. Po profesinės mokyklos nusprendžiau į biržą įstoti, baigiau vyrėją. Siūlė keletą darbų vyrėjas, bet netiko. Pati nusprendžiau eiti į trikotažą, nežinojau, kad reikia darbuotojų ir žinojau, kad visada priima jaunus ypatingai. Tai jau pabandžiau, patiko. Nors Gintarė siuvėja dirba vos 10 mėnesių, o Neringa tik pusmetį, merginos sako, kad joms sekasi visai neblogai, nepaisant to, jog anksčiau šios profesijos nesimokė. Sekėsi tikrai neblogai. Aš galvojau, kad bus blogiau. Bijojau, kad nemokantis siūti nieko visiškai nepasiūsiu, kad bus labai sunku tenais. Bet pabandžiau, pavyko. Mokiausi nuo nulio, visiškai nuo nulio, net nebuvau prisilietus prie mašinų tokių įdomių. Bet iš pradžių buvo baisu, aišku, bet pripratau. Įdomu ir dabar net įdomu. Kas buvo sunkiausia? Nežinau, tikriausiai pripras prie tų mašinų. Labai džiaugiuosi, kad ateina labai jaunų žmonių, suinteresuotų dirbti. Labai domisi, klausinėja ne tik kaip pasiūti tiesią siūlę, bet ir, sakykime, namų sąlygom, kaip kažką pasitaisyti. Aš labai džiaugiuosi Neringa, kuri yra pavyzdys kaip pusės metų darbuotoja, kuri jau siūna ne tik kokybiškai, bet ir efektyviai. Jis jau spartėja tik po pusės metų. Šiaip mes skiriam tam laiką, galvojam, kad galėtų būti efektyvi po 2 metų. O Neringa jau visus vejasi. Patyrusiomis siuvėjomis merginos savęs dar nevadina, tačiau jei kas nors nesiseka, į pagalbą ateina ne tik profesijos mokiusi instruktorė, bet ir kitos siuvėjos. Kolektyvas priėmė labai draugiškai, tikrai labai padeda, pamato, jeigu darau kažkokias klaidas, iš karto parodo, ne taip darai, daryk taip, tai bus geriau, taip greičiau padarys. Man taip pat labai patiko kolektyvas, priėmė labai šiltai, jeigu reikia padeda, paprašai, parodo, kaip greičiau, kaip geriau. Įmonei bendradarbiavimas su darbo birža taip pat naudingas, nes jau antrus metus vykdomame projekte Išlik darbo rinkoje dalyvaujančioms įmonėms kompensuojama dalis išlaidų, kurias jos patiria mokydamos profesijos neturinčius jaunuolius. Nes čia yra nemažai žmonių, kurie dirba po 20, 30 ir 40 metų, dėl to man pamainą auginti ir naujų įgūdžių mokinti yra tikrai labai naudinga. Ir mes jaunus žmonės kviečiam įvairiais būdais, tai vienas iš tokių būdų yra bendradarbiavimas su darbo birža, dalinimasis informacija, pasižiūrint, kokiegi jauni žmonės patenka į darbo biržos vykdomas bendras programas, panaudojant europinės lėšas. Tai yra parama mums šiokia tokia, kadangi mūsų patyrę darbuotojai, mokindami naujų įgūdžių jaunimą, savotiškai gaišta laiką, tai yra truputį mažiau vykdo savo tiesioginės pareigas. Antrus metus vykdomame projekte, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vien pernai dalyvavo per 10 000 bedarbių, daugiau kaip 7 000 įsidarbino. Iki šiol pagal projektą, kuris finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, įsigyti paklausę specialybę ir įsidarbinti subsidijuojant, nusiusta apie 18 000 žmonių. Beveik pusė jų jaunuoliai iki 29 metų. Projektas tęsis iki šių metų spalio.